Padedam. Sveiki visi, sveika Jolanta. Sveiki, gera diena. Šiandien, šiandien mes su Jolanta kalbėsime apie temą apie vaikus. Jolanta yra Žaliosios gamtos mokyklos Kaune direktorė ir ji šiandien pasidalins klausimu aktualiu daugumą mamyčių. Aš esu Lina, kaučerė, konsultuoju tėvus vaikų ūkdymo klausimais, tėvų ir vaikų ūkdymo klausimais. Pati taipogi turiu dvi dukras. Todėl ir šis klausimas man irgi aktualus ir kadangi dirbu taip pat Žaliosios gamtos mokykloje. Truputį apie save papasakoti paprašysiu pačios Jolantos prisistatyti, atsiprašau, prisistatyti ir papasakoti apie mokyklą. Ačiū, Lina, kad sugalvojai pakalbinti ir pasidalinti su platesne auditorija mūsų suvokimais, požiūriu, išgyvenimais, gal gyvenimo istorija. Tai patikslint noriu, kad Žalioji gamtos mokykla tai yra Kauno rajone, bet labai netoli Kauno. Štai tai susijęjo su Kauno Lina šitą mokyklą, nes 12 km tik tai nuo Kauno miesto centro link Lapių krypties. Tai apie save klausimas buvo, ką galėčiau pasakyti. Tai aš norėčiau pradėti nuo savo vaikystės, labai labai turtingos vaikystės, kada iki 5 metų augau pas senelius vienkiemį, kur buvo gal kokį 15 galingų ąžuolų, tuose ąžuoluose perėjo pelėdos. Tai mes visi lipdavom į juos ir pasižiūrėdavom, kas ten vyksta su tais pelėdžiukais. Ir tokioj laisvoj aplinkoj, galingoj aplinkoj, gamtos apsupty, mano vyko gyvenimo pradžia, tai tie 5 metai. Ir tikrai aš tėvelius sulaukdavau tik tai savaitgaliais aplankyti, atvažiuodavau po darbų, nes tada tėveliai turėjo nuo 3 mėnesių išeiti į darbą. Ir tokiom sąlygom seneliams padedant augau aš tam vienkiemį. Čia netoli irgi Kauno, Vilkijos kryptim. Ir kai 5 metų mama susilaukė broliuko, tada augino brolį ir pasiėmė atgal mane į miestą ir man mieste buvo taip slogu, taip nyku, labai labai trūko tos gamtos, tos apsupties, kuri buvo mano pačių pradžioj. Ir vėliau į darželį jau pradėjau eiti ir į mokyklą. Ir jei taip trumpai, tai man atrodė, kad labai nenatūralios aplinkos, kuriuose tenka vaikam augti. Aš tiesiog būdavau tokia stebėtoja, tyli stebėtoja ir man viduje nu, nemalonu buvo stebėti tas, kas vyksta, kaip mes viską vienu laiku turime daryti pagal komandas. Ir taip ir prisimenu, kad galvoju, nu ne, vaikam reikia kitokių aplinkų. Ir mokykloje aš būdavau daugiau tyli stebėtoja, nes mano auklėtojas iš mokyklos, kai sužinojo, kad įsteigėme mokyklą, kad mokykla veikia, Žalioji gamtos mokykla, sako, kas galėjo pagalvoti, kad tokia rami mergaitė tiek viduje turėjo visokių idėjų ir projektų. Tai parodo, kad tie, kurie jei tylesni, tai faktiškai jie nelabai iš jų ir išgauna, kas jų vidinėme pasaulyje vyksta. Ir nelabai turi laiko turbūt, ir nelabai turi erdvės, nes tie, kurie linkia dominuoti ir paima tą visą erdvę. Ir taip ir nepažįsta tų žmonių, kurie nu, pavyzdžiui, tylesni ir savo viduje tik tai turi įvairius apmąstymus. Jei neklausia, jie ir niekam nesako. Tai va. Tai mano tokia pradžia ir faktiškai toj pačioj pradžioj aš net nesuvokdama jau svajojau apie kitokią mokyklą. Gerai,
kad tinka tos mokyklos, kurios yra nusistovėjusios, nusistovėję modeliai daugam ir viskas gerai, bet tegul būna mokyklų įvairovė, kaip yra ir pasaulyje apie 50 modelių, kuriuos gali rinktis tėvai savo vaikam. Tai kaip ir mašinų įvairių modelių, taip ir mokyklų įvairių modelių. Ir jei mes šiandien su Lina pasitarę nusprendėme kalbėti, kaip tikėti savo vaiku ir sukurti jam tinkamas mokymosi aplinkas, tai, tai vat čia ir pačių pradžių pradžioj ir yra, kad pirmiausiai tai apie tylų ramų vaiką, tai negalvoti taip, kad nu, jis tiesiog neturi idėjų, ne? Jis neturi ką pasakyti tai ir nesako. Bet labai svarbu sukurti aplinką tokiem vaikam, kad jie būtų išgirsti. Ir ne tik tokiem. Ta aplinka ūkdo iš tikrųjų, ne tėvai, ne mokytojai ūkdo, bet kokią aplinką mes sukūrėm. Ar toje aplinkoje yra prioritetas išgirsti žmogų, pakalbinti, pasakyti jo vardą, tiesiog išgirsti jį, bet nekomentuoti, ne tik komandom apmėtyti. Tai vat, nuo tos aplinkos labai priklauso, koks tas žmogus vystosi. Ir Tolstojus sako, kad pats pirminis mokytojas tai yra aplinka. Kokią mes tą aplinką sukuriam, taip jau ūkdo žmogų. Ir žmogumi nėra gimstama. Žmogumi tampama arba ne. Ir vadinasi, labai reikia daug tinkamos aplinkos, nuskaitant vaiko temperamentą, aktyvų, pasyvų jo laiką, kad iš tikrųjų tinkamą aplinką kurtumėm ir tinkamom priemonėm, požiūriais, nuostatom dalintumėmės su vaiku ir tą pozityvą matytumėm. Nes, pavyzdžiui, jei vaikas šiandien dar neduoda išoriai didelio rezultato, tai nereiškia, kad jisai vėliau neparodys, kas jo viduje brandinosi. Taip kaip kaktusas, nedaug, keletą metų nežydi, bet mes jį laistom, džiaugiamės ir vieną dieną jis apdovanoja mūsų savo žiedų. Taip ir viduje, kiekvienas žmogus, jei mes aplink jį tikėsime, kad jo viduje kaupiamos medžiagos, informacija ir jisai ateinančių laikų tikrai parodys labai daug vertingų dalykų ir prisidės prie kūrybos, daug vertingų dalykų, tradicijų, vertybių, renginių, kažkokių idėjų. Tai taip ir bus. Bet jei ne vienas negalvos, kad jo viduje viskas susibalansuos, ne, viskas gerai su juo bus ir jisai bus nuostabus kūrėjas, tai jei negalvosim taip, tai taip ir nebus, nes jei žmogus gali užkalbėti vandenį, vandens stiklinę, ne, tai vandeninį kūną kitom lygiai taip pat užkalbam. Ir ne tik, kad užkalbam, šios kartos ir turbūt ir anksčiau, aš taip manau, vaikai gimę, jie nuskaito, ką tėvai, ką mokytojai apie juos galvoja. Ir, ir puikiai atlieka savo rolę, jei galvojam, kad nu, jisai nevykėlis, čia nieko iš jo nebus, net klausinėti nereikia, tai puikiai vaikas atlieka nevykėlio rolę. Jei galvojam, kad čia prieš mus sėdi išminčius, bet aš dar jo nepažįstu, tai tada išminčius prieš mus ir pradeda reikštis. Ir man patinka Štainerio viena tokia citata apie vaikus ir taip aš ir galvoju apie vaikus, kad vaiko akimis į mus žvelgia Dievas ir mes dalyvaujame šventose vaiko ugdymo mišiose. Tai jei taip galvoji, tai ir artinės atsargiai. Tai ir sulėtėji, ir daugiau galvoji, o mažiau transliuoji. Tai tada vaikai pradeda skleistis. Tai sukurti mokyklą buvo tikslas, kad būtų ir tokių mokyklų, kur gamtoje galėtų vaikai mokytis iš labai svarbaus mokytojo, tai gamtos. Nes apie gamtą neišmoksime iš vadovėlių. Nu, galim kažkiek tai sužinoti, bet gamtą reikia patirti. Nes tas tik tai, kas išvaikščioja gamtos takais, tie ir myli gamtą, ir rūpinasi gamta, ir jiems motina žemė lygiai taip pat brangi kaip ir motina, kuri pagimdė. Tai, tai toks tikslas. Dar vienas tikslas, kad mokymasis vyktų mišriose amžiaus grupėse, kaip natūralioj visuomeniai.
nes niekur nėra sugraduotų žmonių pagal amžiaus grupės, tik tai mokyklose ir darželiuose. Tai vadinasi, mokomės ne natūralioj visuomenį, o paskui išeinam į natūralią visuomenę. Ir tada turime daug rūpeščių, nes nesuprantame kitokių poreikių, nesuprantame kitų amžiaus grupių ir lyginame su savimi, tada vadiname tik tai normaliais tuos žmonės, kurie panašus į mus ir tikrai trukdo sėkmiai, bendrai visuomenės sėkmiai labai trukdo, bet ir asmeniniai sėkmiai labai trukdo ir šeimininiai sėkmiai labai trukdo. Tai dabartimi galima mokytis pačiu gyvenimo ir turbūt į pirmą klausimą tiek. Vėliau gal dar bus kiti klausimai, kur galėsiu daugiau pasidalinti apie kitas rytis. Labai Jolanta palėtė vertingą temą apie ramius vaikus, kur dažnai ir aš susiduriu konsultuodama mamas, kad mamos jaučia nerimą, kad su vaiku kažkas negerai, kad vaikas ramus ir ta baimė, kaip ir minėjai, irgi kūrė mintis, kad su vaikas užaugs ir kažkas su juo bus negerai. Ką galėtum patarti mamoms, kurios mato, kad jų vaikai yra ramus, kad nėra tie, kurie save labiau išreiškia? Patogus dar kitaip galima vadinti vaikai, bet tai viduje tų vaikų tarsi tiksinti bomba ir neaišku, kokiu būdu jinai kada sprogs, susprogdins ar per psichosomatiką, ar per savivertę žemą labai. Tai tokius vaikus reiktų daug kalbinti be išankstinių nuostatų. Ką tu galvoji, ką tu manai, tavo mintis man svarbios. Ir, ir nelyginti su kitais, koks tas vaikas turi būti. Aš dar veikiu šeimų universitete ir ten aukščiausi kriterijai yra pateikti, kad kiekvienam vaikui šeimoje tėvai turėtų sukurti atskirą ūkdymo planą. Tai ne, netinka taip, kad, pavyzdžiui, kaip onutę auginau, taip ir kaziuką auginsiu. Dar vienas labai svarbus dėmuo, kad kad berniukai ir mergaitės turi dar skirtingai būti ugdomi. O iš tikrųjų tai, o dar jei ir pirma mergaitė gimusi, antra mergaitė gimusi, tai jau jie aplinkas kitokias turi, atsineša savo temperamento tam tikrus ypatumus, buvusius gyvenimus, aš tikiu reinkarnaciją ir patirtis buvusias. Tai kaip mes galim tokiom pačiom priemonėm, aplinkom ugdyti vaikus, jie ateina jau kitokie, jie nėra tušti lapai. Tai va tas mokytis, nuskaityti, ko reikia, kokie tie poreikiai prigimtiniai yra, kurie turėtų būti pamatyti ir suteikta aplinka jiem būti pripažintiems, pamatytiems. Ir dar vaikai ateina su širdyje ir sąmonėje įdėtom kūrėjo sėklom, visata dar sėklas tam tikras sudeda ne, į kiekvieną vaiką atėjusį į žemę. Tai ar mes tą sėklas pamatom, tos sėklos tai yra talentai, tai yra gebėjimai aukščiausi, ar mes siejame savo kažkokias kanapių sėklas ir tik joms sudarom sąlygas, kad jos augtų, o tos iš prigimties atsineštos sėklos net nenuskaitomos, nepastebimos. Ir tai iš tikrųjų yra tėvavimas, tai yra ištisas mokslas. Jei besimokantis tėvai, vaikui saugu augti tokioj šeimoje. Jei tik tai instinktais besivadovaujantis tėvai arba greituoju būdu aptarnaujantis ir vertinantis tik vaiko technologinį protą, tai kitokie pasiekimai tokioj šeimoje ir kitokios kančios tokioj šeimoje būna. Tai kiekviena problema, aktualija arba ta tyla yra labai labai stipriai iškalbinga. Ir jei mes su dar kitais tėvais, kurie analizuoja, su konsultantais, pasišnekėsime, kelsime klausimus, tai iš tikrųjų atrasime labai labai daug būdų, priemonių, kaip kurti tinkamą aplinką savo vaikams,
kurioje jie iš tikrųjų pačiu geriausiu būdu skleisis ir galės iš tikrųjų sudaiginti tą savo prigimtinės sėklas ir džiaugsimės jų talentais besireiškiančiais. Dar kitas momentas, kai mes visuomenė primeta, ką turėtumėm vertinti. Pavyzdžiui, matematikoje labai daug pasiekė, tai jau čia vertingas kažkoks tai žmogus, ane, formuojas. Jei ten kokio fizikoje, tai irgi labai gerai, jei kokio chemijai, o jei menuose, o jei kažkokiuose kituose minkštuose dalykuose, jei šokyje ar dar kažkame, ar muzikavime, tai jau čia tarsi mažiau vertingi dalykai. Iš tokių, sako, didelių pinigų neuždirbsi. Ir tada vaikas nuneigia iš tikrųjų savo talentus atsineštus, nes jisai nuskaito, ko aplinka iš jo tikisi. Ir faktiškai tai vaikai gali prarasti savo pašaukimą, savo gebėjimus ir talentus vardan to, kad tėvai būtų laimingi. Ir prisitaikyti ir būti tokiu patogiu vaiku, faktiškai prarasti save, kad tik tėtis ar mama būtų laimingas. Ir tokių užaugusių žmonių labai labai daug. Kai kurie ieško to ryšio su savimi, o kai kurie tą alkį ryšio su savimi slopina įvairiais būdais. Tai dar jei toks svarbus būtų akcentas, tai tiesiog stengtis pažinti savo vaiką ir pirmiausiai pažinti save, nes tėtis ar mama ar mokytojas nepažinęs savęs, tai jisai negalės pažinti vaiką prieš jį stovinti. Nes empatija savo pirmiausiai, tik tada empatija kitam. Tai yra, nu, tikrai nemažai pastangų reikalaujanti saviugda. Aš irgi tuo keliu ėjau bet paskui tiesiog labai gera būna švęsti gyvenimą ir jaunuomeniai gera būti šalia mūsų, nesvarbu, kokią mes amžiai būnam, bet jei mes pažinę save, jei mes savo ašyje, jaunuomeniai šalia tokių žmonių saugu ir jie neišstumia vyresnės tada amžiaus grupės, o su jom kartu kūri. Ar teisingai, Jolanta, suprantu, kad jeigu yra ramus vaikas, tai tėvai pirmą turėtų atkreipti dėmesį į tai, ar vaikas nėra patogus, tas užsisklendęs ir apie ką ta vaiko ramybė. Taip, taip. Nes labai gerai, kad vaikai, pavyzdžiui, geba vieni pažaisti, ne? Tai kad ne vien suorganizuotas laisvalaikis jiem labai svarbu yra, o jie turi iniciatyvą, savireguliacijos būdu veikia. Tai labai gerai, kad vaikai geba tą, bet jei ištisai tai vyksta, pats vaikas tik su savimi, tai yra pavojaus signalas. Nes reikia tos sąveikos, reikia tos bendrystės, reikia vaikui būti gyvybiškai, jam būtina būti išgirstam ir su savo visais pamastymais. Mano buvo tokia viena situacija, mano sūnus dabar jau dideli, vienam 30 metų, kitam 27, dukra pas mus kitaip atėjusi šeima, mes ją globojam, jai jau irgi 20 metų, 4,5 metukų įėjo į mūsų šeimą ir tikrai buvo sudėtingi reikalai, jai daug skausmo tekę buvo patirti ir reikėjo išnešioti tarsi vėl savo iššiose, tai buvo daug begalė kantrybės reikalaujantis reikalas, bet tam buvo mes jau pasiruošę kaip šeima. Tai va, ir prisimenant sūnų, kai mes vis, nu, ten jei ne kiekvieną dieną, tai kas antrą tikrai po keletą minučių ar 15 ar daugiau, kartais ir valandą pasišnekėdavom, jis atneždavo savo visokių aktualijų, rūpesčių, klausimų, pamastymų. Ir vieną savaitę aš suprantu, kad, nu, pakalbinu, bet man jokio atsakymo neduoda ir pats tiesiog nepradeda kalbėti, dalintis kažkuo. Ir man ta savaitė buvo labai labai stiprus ženklas, kad kažkas čia yra ne taip. Kad vaikas, nu, vat, nekalbina, bet savyje tiesiog toks tyloje savyje veikia savo kažkokias veiklas, bet santykio ir pokalbio nevyksta tarp mūsų. Ir kadangi buvo jau įprotis bendrauti, tai man buvo tikrai labai svarbus signalas ir vieną sekmadienio rytą aš atsikėlus medituoju, tikrai kiekvieną rytą pradedu nuo santykio su Dievu ir tos bendrystės ir paprašau vadovavimo ir padėkoju už daug ką. Ir va tokioj praktikoj sėdėdama sulaukiau anksti prabudusio sūnaus.
Ir aš jo paklausiu tiesiai, ir aš kažką netai padariau, kad tu su manim nebesidalini, o gal tiesiog atėjo toks laikas, kad tu nori būti daugiau atotolyje jau gal nuo savo tėvų. Ir jo buvo labai tiesus atsakymas. Mama, ką su tavim dalintis, jei tu man rekomendacijas duodi, kurios visai pasaulyje netinka? Ir man tai tada aš klausiau, kokios tos rekomendacijos. Ir taip, kas tinka mum dideliem kaip įrankiai, tai ne visada tinka mūsų vaikam. Ir reikia pagalvot, nusileisti iki vaiko amžiaus ir dalintis, kokiom priemonėm jisai galėtų spręsti savo sunkumus. Ir klausti, kokio jisai amžiaus žiūrint yra, kada aš galiu prisidėti prie tavo sprendimų ieškojimo. Tai man buvo pasakymas toks, kad nes toj, dabar pasakysiu dar ir apie situaciją. Tai buvo 3. klasė ir toje klasėje buvo vienas vaikas, kuris labai gerai žaidė krepšinį ir buvo pakabintas stende kaip klasės pažyba, bet jisai turėjo labai daug smurto ir agresijos. Vienu žodžiu, šalia sėdinčius vaikus su Parkerio rašiklio plunksnakočiu, vienu žodžiu, badydavo jiems koją šalia sėdėdamas. Ir mokytoja, kad neužbadytų vieno, tai vis su juo keisdavo kitą vaiką. Kad tokia problema labai neišvešėtų, tai vis kitą pasodindavo. Ir karts nuo karto ir mano sūnui tekdavo pasėdėti ir pareiti mėlynom kojom. Ir su mokytoja buvo kalbėta, bet mokytoja kažkaip, nu, viena prieš klasę, aš labai gerbiu mokytojus pati švietime padirbusi, kad vienai prieš klasę 20 ar ten 30 vaikų, ar net ir 15, viską sužiūrėti ir išmokyti, tai yra neįmanoma, nors tėvai tikisi, švietimo dokumentai rašo, bet taip nėra. Tai yra nukreivų veidrodžių karalystė. Ir aš savo sūnui sakau, nu bet tai gal tu tam berniukui siūsk šviesą, vienu žodžiu, galvok apie jį pozityviai ir nuo tuo laiko aš taip galvojau, kad suaugusių pasaulyje man visai taip gerai sekėsi, nes aš jau nu, didelį darbą su savimi buvau nudirbus ir galėjau ir šalia to kančioje iš tikrųjų esančio smurtaujančio žmogaus išbūti visai kitokią laikyseną. Bet ne vaikui tokį pasiūlymą duoti. Vaikui reikia čia ir dabar išspręsti problemą, o ne kažkada gal jam apsišvies ten kažkas. Jam neužilgo reikės vėl sėdėti su tuo vaiku. Neužilgo vėl gauti dozę smurto ir toliau susikaupti ir klausyti ir vykdyti mokytojos komandas. Ir tada aš iš tikrųjų vaiko atsiprašiau, pripažinau, kad aš permastysiu, kad reikia kitokių sprendimų, kitokių įrankių, mes tada derinome veiksmus ir vaikai, nesvarbu, kad mažam kūne yra, bet jie iš tikrųjų atėję labai išmintingi įsikūnymai, meilė, šviesos, ramybės, išminties įsikūnymai. Ir kai mes tik pasiruošiam nusileisti, kai kurie sako nusileisti iki vaiko, aš tai sakyčiau pakilti iki vaiko ir su juo kalbėtis, ir ieškoti sprendimų, tai mes pasiekėm labai labai daug. Tai atsimenu, suderinom, kad eisime, kreipsimės į socialinę pedagogę, su psichologė kalbėsim, kad reikia tai šeimai, tam berniukui pagalbos, kad klasiai reikia pagalbos. Ir tada dar aš pati konsultuodamasi, kokios priemonės yra, nes veikiau tuo metu Lietuvos tėvų forume, mes atradome būdus ir kelią ir padėjome ne tik savo, bet padėjome visai klasiai. Taip nebuvo paprasta susirinkimuose, ne vieną kartą girdėjau ir iš kitų tėvelių, kad o ką, ir man galva daužė mokykloje, ir va normalus užaugau. Yra visokių įsitikinimų ir visokių istorijų. Ir iš tikrųjų užaugo, nes tikrai skausmą iškentė ir ne kad su pašaipa pasižiūrėkit, koks čia jūs užaugote, ne, ar koks nejautrus dabar esate, bet jautros nesulaukė tas žmogus ir užaugo, taip. Bet kas jo viduje, jisai su nejautra savo ir kitam eina. Ir va tokių tėvelių irgi tenka atlaikyti tuos komentarus, pašaipas, bet jei jau esi brandoje, tai nepriemi asmeniškai, o supranti, kad nešiojasi skausmo kibirus. Tie, kurie kandus mūsų atžvilgių, tai jie nešiojasi skausmo kibirus ir pagalvoti, kaip nupilti iš tų kibirų to skausmo, o ne kaip suteikti jam skausmo arba atmesti tą skausmą.
Tai va, tai tokia nu, trumpa istorija, bet labai svarbus signalai mums yra, kai mes stebime ir, ir vaikas mums rūpi iš tiesų. Ir mes patys savo rūpim, ne? Kad tėvystėje iš tikrųjų teisingai atspindėtumėm ir tą tinkamą aplinką vaikui vystytis kurtumėm. Tai, tai daug turiu istorijų, paskui vėliau aš ėjau į mokyklas, atstovavau kitų šeimų vaikus. Iki ko įsivystė ta vat, pirminė sėklytė, ne per mano sūnų įsivystė iki to, kad aš buvau tarpininkė tarp mokyklos, šeimos ir vaiko, mokytojų. Ir vaiką atstovavau, kas su vaiku vyksta, ko vaikui reikia. Ir tas kelias buvo labai labai įdomus, kuris nuvedė ir iki to, kad galima ir įkurti kitokį mokymosi modelį, tai mokykla Žalėje gamtos mokyklų. Man iš pasidalinimo apie savo situaciją, tai parodo, kaip yra svarbu tėvų požiūris, kaip mes tėvai žiūrim į smurtą, nes tai priklauso būtent nuo mūsų, ką mes mokysim vaikus, ar mes juos mokysim pastovėti už save, savo pasitikėjimą ugdyti, savivertę ugdyti, kad neleis savęs muš, nes nu, smurtas tikrai palieka gilias žaizdas ir jas išsigydyti reikia daug laiko įdėti. Man ir iškilo mano pačios irgi su dukra pavyzdys apie ramų vaiką, nes pas mane irgi dukra buvo rami ir aš pradėjau jausti viduj diskomfortą vaikščiodama į susirinkimus. Ir kai susirinkimus nueidavo apie mano dukrą, nieko nepasakodavo, tik paminėdavo, kad viskas gerai. Ir aš tiesiog, man ta viduj buvo negera dėl to. Aš, man, nesidomėjau aš tuo metu dar stipriai nieko, bet pats tas jausmas man buvo. Ir aš atsimenu, kai 5 klasėje aš jau Apie ką išgirdau. tas gerai, ne? Viskas Jo, gerai. Apie tas ką? va, patogus tas vaikas, tyli, tyli, nesukelia problemų. Ir jau 5 klasėje, kai aš išgirdau iš mokytojos ir apie savo dukrą, man iš tikrųjų buvo jau tokia ramybė vakar. Su mano vaiku viskas gerai, jinai pasireiškia jau mokykloje. Tai susidūrus aš ir esu su ramiu vaiku ir tą išgyvenus taipogi. Mhm. Nes vaikai labai skirtingi, temperamentai skirtingi ir vieni ramesni, kiti aktyvesni, ugningo temperamento gali būti. Bet kiekvienas vaiko elgesys, sprendimas iš tikrųjų turi už to kažkokią žinią. Ir jei mes ieškome va tos žinios, kokia žinia mums ateina, ką mums su ją daryti, tai laimime visi. Bet jei neieškome, jei tik tai greitas kažkokias diagnozes nustatome, ar tiesiog temą už tai čia apie tai, čia apie tai, čia apie tai. Bet už to, kai iš tikrųjų sustoji, sulėtėjai, už to tokių dalykų naujų atneša vaikai pasidalindami, kad tas pirminis toks apibūdinimas mūsų iš greičio tai yra labai labai ribotas ir dažnu atveju neteisingas. Ir einant atstovauti vaikus labai svarbu, ne, norėčiau šitą tikrai pasakyti tokį kaip ir įspėjimą. Jei vieną kartą nueisime tik tai pas mokytoją į klasę, pas specialistą kažkokį ir tame paliksime toliau vaiką, tai nieko gero mes nepadarysim. Reikia jau nuosekliai, taip pat susisiekiant gal su organizacija tokia kaip Lietuvos tėvų forumas ar dar kitų veikiančių yra organizacijų, kurios tikrai, kuriuom rūpi vaikai, kuriem rūpi švietimas. Tai už savęs turėti palaikymą, palydėjimą ir eiti nuosekliai, nepalikti vaiko vieno tame. Nes vienas pokalbis, tai, žinokit, dažnu atveju įsijungia pas žmonės gynybą ir pas tos pedagogus, išvargusius pedagogus, nes jie tikrai neša didelės naštas, ne pagal jų pečius ir jie patys pervargę, patys turi didelius krūvius ir išvargę žmogus kūrybiškai negeba žiūrėti. Tai jei mes neorganizuosime pagalbos, kur ir mokytojai ateis kaip pagalba, ne kaip kokia kontrolė mokytojų,
tai tada mažai ir pasieksime. Bet jei organizuosime tokią pagalbą, kad ir mokytojai būtų pagalba ir pagalvosime apie visas šalis ir tame tarpe ir savo vaiką, tada mes galime laimėti visi iš tikrųjų. Ir kiekvieni sunkumai, kuriuos praeiname, yra mums suformuoja iš tikrųjų dvasinius, psichologinius, psichinius raumenis, ne tik fizinius. Ir mes tikrai laimime visi iš to, kad nevengėme eiti kartu per sunkumus. Arba nevengėme iš karto pasakyti, nieko aš nepasieksiu, ne? Tai ir nesiekiu. Dar viena istorija ateina, kai mano vienas iš sūnų nustojo mokytis tam šeštoj gal klasiai anglų kalbos ir vienu žodžiu gaunu vis žinutes iš mokytojos, kad nesimoko, jisai anglų kalbos, tingėt pradėjo vienu žodžiu ir kad aš jam pilu dvejetus, o jo net veido raumuo nesudreba nuo to dvejeto. Ir tada aš susiorganizuoju susitikimą su tą mokytoją. Dar iš pat pradžių pasiūlau, o jūs gal pasikalbėkite nu, gal yra čia kažkur tai šaknis, kodėl va taip staiga nustojo jisai mokytis anglų kalbos. Man parašo, kad kalbėjaus, paklausiau, kodėl tu nesimokai anglų kalbos, o jisai pasakė, nenoriu ir nesimokysiu. Tai kalbėjimasis toks, ne klausimų prispaudimas vaiko, kodėl nesimokai ir tarsi pasakys atsakymą ir labai greitai čia atrasim raktą. Tai greito kelio nėra. Yra išmintingas, labai atsargus kelias, mylint einant, ne, link vaiko ir rūpinantis juo, o ne greitai trakti bidak ir viską padarėm. Ir tada, kai mes susitikom su šita mokytoja pasikalbėti, daugiau dar klausimų visokių aptarėm ir pasiūliau, kad pasikalbėtų ne apie anglų kalbą, o tiesiog pasidomėtų jo gyvenimu, jo hobiais, jo laisvalaikiu. Ir vat įvyko stebuklas. Mokytoja buvo iš tų, kuri gana stiprus įsikūnymas buvo ir gebėjo paimti tuos pasiūlymus ir dialogas buvo labai, labai nuoširdus. Ir bet atrodo nieko nekainuojantis dalykas. Tikrai keletą kartų pakalbino visai ne apie pamoką vaiką ir mano sūnus pradėjo mokytis anglų kalbos vėl. Tai daug galima pasakoti ir apie savo vaikus, ir apie kitų, nes šeimose palydėjimą padedu tėvams iš tikrųjų eiti tėvystės keliu, palydėjimo visokius projektus atlieku šeimose. Tai labai daug visokių tokių istorijų yra, kur randam visraktį, nieko nekainuojantį ir daug džiaugsmo atnešantį. O ką, Jolanta, patartumėt mamoms, va tokiu atveju, kai susiduria, kai mokytojas sako, kad vaikas nesimoka, kai mokytojas būna ir nuvertina vaiko gabumus ir jos susiduria su tuo beviltiškumu viduje, nežino, ką daryti, ypač paauglystės metu, kai jau būna išvargusios pačios nuo santykio su vaiku, nežinojimo, kaip susitvarkyti. Kaip mamoms tikėti savo vaikais tokiose situacijose, kaip jom rasti jėgų palaikyti vaikus? Taip, kuo toliau nuėję, pavyzdžiui, vieni nuo kitų, tai turbūt reikia suvokti, kad tuo daugiau laiko reikės sugrįžti prie pradžios, prie širdies reikalų. Tai pagalba yra, bet reikia prisileisti tą pagalbą, reikia stengtis pažinti savo mintis, savo nuostatas, savo įsitikinimus, nes ten ir yra tie atsakymai iš tikrųjų į kelias į vaiko širdį ir į savo širdį. Tai kitas momentas, tai aš pasiūlyčiau netarnauti absurdiškai švietimo sistemai tėvam ir nepasidaryti namuose autoritarnės pedagogikos rankomis ir kojomis ir kalba. Nes ar padarai namų darbus, ne, einam greitai daryti ir visi tokie labai labai gadina šeimos tarpusavio santykius. Ir Lietuvoje mes neturim įstatymo, kad tėvai atsakingi už namų darbų padarymą. Nėra tokio įstatymo, bet be įstatymo kažkaip tėvai priema tą iš tikrųjų
pareigybė, kad aš turiu atsakomybę nešti už vaiko namų darbus ir jo mokymosi kokybę. Bet galėtų tai nešti tik tai švietimo įstaiga per santykį su vaiku. Ir mokyti savarankiškumo. Pavyzdžiui, aš su sunumis niekarto nesėdėjau prie namų darbų, kol jie manęs nepasikvietė ir niekada netardydavo, ar padarė namų darbus ar ne. Kai mokytoja pasakydavo, neatsinešė pavyzdžiui žirklių. Tai aš pasakydavau, kad žirklės yra vaikui nupirktos, ne kartais net ir kartu eidavom pirkti. Tai kad turėtų tam tikrus ir finansinio raštingumo įgūdžius ir savireguliacijos būdų daug dalykų galėtų atlikti. Tai Bet nežinau, kiek kartų reiks mano vaikui užmiršti, kol vieną kartą prisimins, kad tas žirklės reikia įsidėti. Bet jei aš įdėjinėsiu žirklės, tai užsitęs tas reikalas daug ilgiau. Ir aš savo iš tikrųjų vaiką nugalinsiu, jo savarankiškumą iš tikrųjų menkinsiu. Tai taip, tegul jis patiria gėdą, nemalonę, skolintis iš kažko reikia ar dar kažką, tai ir mokys. Ir aš jo nesaugau nuo nemalonių jausmų, nes jausmų nėra gerų, blogų. Yra malonus, nemalonus, šilti, šalti. Ir juos reikia padėti mums vaikui išgyventi ir sakyti, gyvybei pavojus negresia. Taip, tu liūdėjai, tau gal gėda buvo, bet tai išgyvendamas iš tikrųjų tu vis labiau geriau pasiruoši savo pareigybės atlikti. Tai va. Ir prancūzų tėvai padavė tiesiog valstybė į teismą, kad jie būtų atleisti nuo atsakomybės už namų darbus, nes pagrindinis buvo svertas, tai pasakymas, kad tai greuna šeimos tarpusavio santykius ir jie turi įstatymą, kad tėvai neatsakingi už vaikų namų darbų atlikimą. Kitas dalykas, kai mes sėdim su vaikais ir primokom juos, taip jai pasakant, tai atsiranda nelygios starto galimybės. Nes, pavyzdžiui, viena mama auginanti vaikus, kuri daug dirba, kad fizinius poreikius patenkint, jinai tiek laiko neturės sėdėti ir primokyti tuos vaikus, ane, arba daryti namų darbus. Vadinasi, tas vaikas, nors ir yra labai gabus, bet neturėdamas korepetitorių, neturėdamas tėvų, kurie sėdi kartu su juo ten po mokyklos ir po darbo valandų, jisai neturės vienodų starto galimybių ir jis liks paraštėje. Tai labai nesveikas mikroklimatas įsivyrauja. Ir, ir tada ta konkurencija visiškai nelygiom sąlygom. Ir ar mes norim tam tarnauti, aš tai sakiau, absurdams netarnausiu. Ir mano sūnus puikiai įsilaikė ir tos egzaminus, ir testus, ir visko, ko jam reikia, ir teisiniai srity reiškėsi. Ir taip dukra atėjo su kitokiu svoriu į mūsų šeimą ir reikėjo jai kitokio palydėjimo, kitaip reikėjo veikti ir tėvauti. Ir reikėjo daugiau jos paprašymo laikytis, kad ateik mama, padėk, paaiškink, supaprastink sąlygą, kur nu, sudėtingais jai žodžiais atrodo buvo pasakyta, jos kalba vėliau pradėjus buvo vystytis, tik tai 4 metukų pradėjus kalbėti buvo. Tai nu, reikia susipažinti su pradžia vaiko ir tinkamą sąlygą sukurti, kad jisai augtų ir vystytus. Bet visą laiką stengiausi tai, kad jinai pajėgs veikti ir be mane šalia sėdinčios. Ir aš vis atsitraukinėdavau. Ir galiausiai puikiausiai dabar savo vadovauja iš tikrųjų ir dukra. Tik nereikia užgošti, nereikia tokiom klišėm vadovautis. Be manęs nieko negali. Mes dabar turim namų darbus daryti, kaip tėvai taip kalba, paklausyti reikia kartais. Kaip mes kalbame? Mes. Tai tada vadinasi vaikas simbiozijai kokioj. Nes čia ne mes turim namų darbus daryti. Sūnus mano ar ten dukra turi namų darbus daryti. Gal kažkiek aš turiu patarti, padėti, o ne mes. Tai, nu, daug dalykų, gal į kitas temas, kada kitus kartus nueisim, jei bus įdomu pakalbinti mane, bet į daugelį dalykų reikia pasižiūrėti visai kitomis akimis, naujoko akimis. Jei pradėsim žiūrėti į gyvenimą, į save, į savo vaikus, į švietimo sistemą, naujoko akimis, mes visi laimėsim. Taip, man yra labai pačiai ir kaip mamai toks priminimas, ir kaip su vaikais bendraujant,
iš mūsų pokalbio įsiminė apie tai, kad mes turime į vaikus žiūrėti jų akimis, kad susimažinti ir tiesiog ir kaip tas pavyzdys pasidalintas mokykloje, kaip šviesą sūnui mokinai, kad siūstų šviesą, tai toks priminimas, kad nepamiršt, kad vaikai yra maži ir jie kitaip pasaulį mato ir mes turime prie to prisitaikyti. Taip. Mūsų jau eina į pabaigą. Aš dar turiu vienos mamos klausimą, kuri Prašau, prašau. atsiuntė, tai gal pabaigai jį paimsim. Tai vaikas 14 metų ir mama klausia, ką daryti mamai, vaikas nelanko pamokų ir jeigu nueina, bėga iš jų. Ką patartumėt mamai, kaip žiūrėti tokioje situacijoje? Tai taip, tai rodo tie ženklai, kad vaikui negerai mokykloje, prisikaupia labai daug dalykų. Tai vienareikšmiškai reiktų ieškoti jau, kur pereiti. Tai yra visokių mokymosi būdų, yra jaunimo mokyklos, kur tikrai būna lankstesnės sąlygos sudaromos. Yra, yra, kur galima rasti visai kitokias aplinkas ir kad vaikas galėtų praeiti per tą mokymasi. Kartais iki 16 metų mokymasis įstatymais yra privalomas, tai ir 16-mečiai kartais nueina į darbinę rinką, o vėliau ten per vakarinės mokyklas ar dar kažkaip pabaigia. Ir nėra tokios ribos, kur vaikas jau viskas nebegalės mokytis. Sako, oi, būtinai iki 18 metų turi ten vidurinį mokymą pabaigti. O kodėl? O yra visokių kelių. Aš augindama vaikus ir palydėdama šeimas, tai daugam sakiau, visokių kelių yra į laimę. Kodėl būtinai dabar turi 12 klasių pabaigti? Yragi prieigų visokių ir vėliau. Gal dabar darbiniai rinkoje kažką tai save realizuos, paieškos savęs, ne savo gebėjimų, o vėliau sugrįž prie mokymos, jei matys, kad jam to reikia. Yra filmas toks Lopas, man atrodo, vadinasi, apie psichiatrą, kuris ten ar 48 metų pabaigė iš tikrųjų mediko mokslus ir svarbiausia yra mum auginti laimingą vaiką, kad jisai būtų išgirstas, kad jisai pareigų turėtų, kad jis atsakomybių turėtų, kad jisai nebūtų leista vien tik prie ekrano sėdėti ir tranu aukti. Tai labai svarbu ribas nusibriežti savo namuose, o mokyklą galima paieškoti ir galit mano gauti kontaktą, pasiskambinti ir asmeniškai dar pasižiūrėtumėm, ką galima padaryti su tuo, kame yra šiuo metu paauglys, jaunuolis, jau nuo 14 metų jaunuolis, iki 14 reiktų vadinti mergaitėm, berniukais, neskubinti vaikų aukti. Ir gerai supratus, kame yra jūsų sūnus, galima atrasti kelius ir būdus, kaip toliau veikti ir kurti jam tinkamą aplinką, kad jis galėtų praeiti tuo tiltu su turėklais, o nebe turėklai. Nes turėklai tai išmintingi aplink žmogų, aplink vaiką žmonės. Tai turbūt tiek. Aišku, ačiū Jolanta už pasidalinimus. Ir pabaigai paprašysiu, tai visgi, kaip sukurti vaikui tinkamą aplinką mokymusi. Trumpai, ką trumpai patartumėt mamoms? Tai pirmiausiai tai žiūrėti mylinčiom akim į vaiką. Pavyzdžiui, jisai ten, kad ir prie kompiuterio sėdi, ne, kažką veikia. Mama, tėtis kažkokioje kitoje erdvėje, tose pačiuose namuose, galvokime, kas yra gražaus vaike, kas vertingo yra vaike ir tai plėskime, nes ką mes maitiname, tas auga. Tai čia pirminis namų darbas, kurį galime jau dabar pradėti daryti. Taip, labai svarbu atkreipti tai, ką mes auginame savo vaikuose. Iš tikrųjų, būtent mes tėvai, kaip žiūrime savo vaikus ir ką Ir auginame. perteklinio pergyrimo, kad nebūtų, nes šios kartos žmonės yra kai kurie perteklium pergirti. Tai vat vienas arba kitas būna kraštutinumas. Reikia aukso vidurio. Tai ką, Jolanta, dėkoju už pokalbį, dėkoju už pasidalinimus ir Visiems geros kloties. Sėkmės.